Ot menininkas. Gerai, vėjukas pučia, ne? O jūs ar norėtumėt pamatyti banginį? Taigi čia tik paspaudi mygtuką ir viskas. Einame į kavinukę pavadinamą Corner Cafe. Tai čia mano kolega, kai dar dirbau Velingtone, rekomendavo tą kavinukę, sakė labai skani kava. Tai vat, eisim išmėginsim ir tuo pačiu apžiūrėsim truputėlį patį Dunedin miestą. Nu va, kavytė pasiimta, varom greitai permesim čia akį, kaip atrodo pats miesto centras. Yra vat Švento Pauliaus katedra, tai aplankykime ją. Apėjom Dunedino miestą, centriuką, ne miestą, greitai perbėgom. Šiaip nieko gero, bet mes čia nieko ir nesitikėjom pamatyti. Šiaip miestas labai daug statybų vyksta, tvarkosi, taip. Tai va. Užėjom į Švento Pauliaus katedrą, tai visai graži bažnyčia. Graži neturi altoriaus, labai taip. Jau dideli vargonai. Bevaikštant po Dunedino miestą ir besimėgaujant gerų orų, galvojom, ką čia galim dar nuveikti. Ir sugalvojom. Tikras banglentininkas. Kadangi jau apturėjom pirmąją pamoką Christchurch mieste, dabar Gintarė pademonstruos, ar viską prisimeni, kaip reikia. Tai visų pirma, nusibrėžkime. Lenta. Taip, čia yra lenta. Nu, dabar tu atsigulk. Nu ir riesi dabar. Riesi. Nu ir dabar vat jau banga tavim atsitrenkė. Dabar ką, šitaip. Taip. Keliukai. Koja. Twist. Ir stojamės. Štai. Prisimena, šaunuolė. Gerai. Lėk į vandenį. Vandenį to nepadarys. Kaip tavo pirmoji pagauta banga? Jau. Tai va čia Naujojoje Zelandijoje yra tikrai nemažai vietų, nemažai paplūdimių, kur gali išsinuomoti lentą, kostiumą ir savo smagiai praleisti kelias valandas. Kodėl sakau kelias valandas? Nes daugiau jau tikrai bus nebemalonu, jau nuovargis labai greit jaučiasi. Tai va, o pliažai tai čia tikrai nuostabaus grožio.
šūktelėjau. Tai va, pagaudėm bangas. Jo, labai smagu iš tikrųjų, bet kaip ir sakiau, labai daug kainuoja jėgų tiems, kas nepratę, tiems, kas tą daro pirmą kartą, antrą kartą, labai daug jėgų kainuojantis dalykas, bet labai smagus. Taip, čia sakyčiau, bangos tokios tikrai rimtesnės negu Christchurch buvo, nes čia ganėtinai arti kranto esamo bangos tokios trenkia mane ne kartą iš kojų išvertė. Jo, ir aš kadangi visgi matėte vieną kartą, kai pavyko atsistoti, tu tik vieną syk nufilmavai, atsistojau daug kartų daugiau. Kol esam dar šiandien Dunedin mieste. Ar galima kažką dar nuveikti? Nu, įdomu, ką dar čia yra pamatyti. Tai va, atvykom į vieną iš labiausiai lankytinų vietų čia šitame mieste ir tai yra Tunnel Beach, kuris pasislėpęs yra štai tose oluose. Nusileisim, pažiūrėsim, kaip tas atrodo. Šiaip atrodo vaizdelis visai liuks. Čia smagu atgal lipti. Nėra nieko geriau, kaip daryti meniškus kadrus, kai šešėlis metasi ant kiekvieno kadro. Ot menininkas, ot menininkas. Tai va, atvykom pagaliau prie garsiojo Dunedino miesto tuneliuko, vedantį į paslaptingą plekšę. Sekite iš paskos. O, kaip čia šalda. Tekstų reikia. Gerai vėjukas pučia, ne? Prašau, kiek vietos yra deginimuisi. Pasiimk tik rankšluostį ir gulėk. Tu vaikeli, tik neapgriūk. Ne, nu Gintarė nuėjo ten. Aš kaip visada turiu savo maršrutą. Dažniausiai jis nepasiteisina, bet šį kartą gal pasiteisins. Kaip tau čia vaizdelė, Gintarė? Labai gražu. Tikrai labai gražu, bet tas yra tas jausmelis, kai kažko trūksta, ne, dar, kad perteikt vaizdą. Kažko trūksta. Cinkelio. Cinkelio, jo. Gal ir trūksta, jo. Kadangi nematėm jokių draudimų, nematėm jokių ženklų.
Patiko? Manau, turėjo patikti. Manai? Manau. Tai va, pasurfinom, pamatyt Tunnel Beach pavyko sėkmingai. Ką dar čia nuveikti galim, Gintarė? Gal norėtum pamėginti pamatyti banginį? 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 O jūs ar norėtumėt pamatyti banginį? Taip, jums nepasigirdo, šiandien bandysim išvysti banginį. Gal ir kokį delfiną pamatysim? Gal ir pamatysim delfiną patys, nežinom, ką mes šiandien čia pamatysim. Esam atvykę į Kaikūros miestą, miestas labai gražus. Taip, oras yra pasaka, vanduo žydras. Jo, labai smagu. Bet esam susidūrę su problema. Norint pamatyti banginį, reikia plaukti laivu. Taip, o mes plaukti laivu negalim, nes mane baisiai pykina, o norint pamatyti banginį, mums tektų išplaukti į atvirą vandenyną, kur tikrai labai stipriai banguotų. Tai tiesiog nusprendėm mes neplaukti. Bet galim šitą problemą mes labai lengvai išspręsti. Ta prasme išspręsti. Sodinai galą, kad vieninteliai su kamera esam. Tai pamatė, kad esam su kameras, vaikai, aš vis pasadinsiu galą, kad galėtų net gerų nuotraukų pasidaryti. Ne. Tai visi dabar sulipo. Awesome, you guys down the back. Oh, actually, I'm going to put you on the far side over there, give you the extra leg room. And the life raft down the back. Any questions? Yep. Awesome. Please do use the vents. It'll help keep you fresh, help keep you feeling well. If, however, you do feel sick, there is a bag in the pocket of the seat in front of you. Please don't hesitate to use it. Now a question. Who's ready to go find a whale? 2 whales, please. We'll do our very best for you.
Tai va, ir baigėsi mūsų banginių medžioklė. Pavyko pamatyti ne vieną, bet ir 2. Tai pamatėme mėlynąjį banginį ir kašalotą. Jo, ir ten pradžioj dar matėsi ir delfinų būrys. Taip, labai daug delfinų buvo, tai per 40 minučių tikrai pamatėm labai daug. Ir kaip tik, kad Patonas sakė, kad pamatyti mėlynąjį banginį ir kašalotą per vieną skrydį retai kada taip nutinka, tai mums pasisekė. Šį kartą tikrai pasisekė. Gerai, čia tada ir atsisveikinam, susitiksime kitame video.